Jonavos azotinių trąšų gamykla. Dar neseniai svarbiausia žodį čia tarė statybininkai. Dabar montuotojai perėmė darbų estafetę. Pagrindiniai amoniakinio vandens gamybos procesai vyks korpusuose po atvirų dangumi. Cechuose dirbs mašinos. Štai oro cechas. Nesistebėkite. Cecho žaliava paprasčiausias oras. Didžiuliai sudėtingiausi mechanizmai ims orą iš erdvės, sudarys aukštus slėgimus bei žemas temperatūras. Trumpai tariant, skaidys orą į deguonį ir azotą. Padėti jonaviečiams montuoti įrengimus suvažiavo įvairių specialybių žmonės. Iš Karlovy Vary atvyko inžinierius Knutas Huga. Dar Čekoslovakijoje jis susipažino su cecho viršininku Robertu Kavaliausku. Pastarasis lankėsi ten priimti mašinų. Išmokti valdyti turbokompresorių, kuris daro 9800 apsisukimų per minutę, Vytautas Aldonis buvo išvykęs į Lesičansko chemijos kombinatą. Įgytą žinias Vytas perduoda buvusiam statybininkui Pranui Stepanavičiui. Įmonės žmonės keičia savo profesijas. Vakar statybininkai, šiandieną montuotojai, rytoj azotinių trąšų gamintojai. Gigantas kaupia jėgą didžiajam puolimui. Ten susimastęs, tamsus nevėžis vagoja vagą, giliai išrėžęs. Tik dabar poeto žodžių nepritaikysi upei. Nevėžyje pavasaris. Iš dausų į gimtuosius vandenis parskrido laukinės antys. Tik šitos baltosios niekur nebuvo iškeliavusios. Prieš 2 metus Kauno rajono Šviesiojo kelio kolūkis užveisė motininių ančių fermą. Pastatė joms šiaudinį namelį, jis te kainavo 500 rublių. Antys nešė kolūkiui naudą. Kiekvienas parduotas centneris paukštienus davė apie 30 rublių gryno pelno. Ančių šeima plečiasi. 6-7 metais kolūkis užaugins 40 000 ir parduos valstybei apie 800 centnerių paukštienus. Ledai traukėsi iš Kuršmarių. Kelias į Klaipėdos žvejybos uostą visiškai laisvas. Vienam laivui ši diena ypatinga. Tai Feniksas, pasak Egipto legenda, nemarus paukštis. Dar nesugavęs nė centnerio žuvies, laivas atsisveikina su savo šeimininkais. Nuleidžiama tarybinė vėliava. Denėje išsirikiavo Bulgarijos jūreiviai. Nuo šiol stebeplevėsuos jų krašto trispalvė. Tarybų sąjunga perduoda laivą Bulgarijos liaudies respublikai. Įvykis iš tikro jaudinantis, ją jau jūrų vilkai bučiuojasi. Netuščiomis paliks laivas Klaipėdą. Lietuvos žvejai aprūpino visko, kas reikalinga žūklei. Laivas, neusukdamas namo, plauks prie karštosios Afrikos krantų. Tai prie ko čia žieminės kepurės. Feniksas ne tik gaudė žuvį, bet ir šaldys, o temperatūra triumuose poliarinė. Apie 2 šalių draugystės dienas Klaipėdoje bylos prisiminimas kiekvieno jūreivio albume. Tarsi pabaltintas sodas, Lietuvos Vreso elektros pastotė. Kasdieną 100 kilovoltų teka iš elektrinų. Montuojamas 3 energetinis blokas. Srovės galingumas didėja ir ieško naujų magistralių. Ten, padangėse, gelžbetonio stulpais.
Dabartiniu metu Rygos ir Minsko mechanizuotos kolonos stato aukštos įtampos elektros liniją, kurios kryptis Baltarusija. Dar viena respublika susijungs laidai su mumis. Tai bus 5. Elektros energijai permesti į kaimyninę respubliką tarnaus 330 kV įtampos pastotė ties Vilnium. Visame Pabaltyje 8 metus statė pastotės Vladas Bareika, kad elektros upės bėgtų į vieną energetinės sistemos jūrą. Komentarai nereikalingi. Dainavos restorane prieš šventinė ruoša. Tiesiog nesitikė, jog visa tai bus suvalgyta. Kai kurių prekių atsargos ypač turi būti gausios. Ne vienam stalui, ne vienam žmogui. Dainavos restorano virtuvė gera, to Vilniečiai jau įsitikino. Kaip toj pasakoj, tai reikia ištarti stalelį pasidenki. Dideli turės kur sutikti gegužės 1, o mažieji? O mažieji, jiems nykštukas, nauja vaikų kavinė. Meniu jie dar savarankiškai neskaito. Bet skonyje nusimano. Čia nereik laikytis mamos nustatytų etikos taisyklių. Ir apetitas geresnis nei namuose. Padavėjos tarsi fėjos dosnios visokiausiais skanumynais. Vietoj džiazo auksinė žuvytės. Gera mažiems, kai dideli rūpinasi ne vien savimi. Visi keliai tą dieną vedė į Žalgirio stadioną. Įsižiūrėkite į šios žmonės, susirūpinusius, įkaitusius. Jiems šiandieną niekas neegzistuoja. Nieko nėra svarbesnio, kaip tik gauti bilietą. Nesvarbu kokiais keliais. Deja, bilietų jau nebuvo gerokai prieš rungtynių pradžią. 20 000 sirgalių. Ne vien Vilniečiai iš Kauno, Panevėžio, Ukmergės, Varėnos susirinko į savąją Meką. Kas išbėgs į žaliąją veją? Programą gauti irgi problema. Kaip taisyklė, sirgaliai niekada nespėja pavalgyti namuose. Atrodo, šie žmonės taip ir nebuvo palikę stadiono tribūnų, nors tai naujame sezone pirmosios Vilniuje didžiojo futbolo rungtynės. Iš pietų žalgiriečiai grįžo su neblogu greičiu. 3 rungtynės, 4 taškai, 4 vieta turnyrinėje lentelėje. Maloni staigmena pasveikinimas iš kosmoso. Dangiškųjų žibučių puokštės svečiams Ašchabados Stroitelio futbolininkams. Pirmasis smūgis. Pradeda Vilniečiai. Tikslios pasuotės. Greiti perdavimai. Kamuolys jau svečių baudos aikštelėje. Nepažįstamas rieštas Stroitelio žaidėjai. Ar pavyks jį perkasti? Vilniečiai spaudžia jau 15 minučių, kaip kamuolys priešininko aikštės pusėje. Žalgiriečiai gulte apgulė varžovų vartus. O pirmasis įvartis teko mums. Vis dėlto paskutinėse sekundėse rezultatą pavyko išlyginti. Taip padarė Glodenis. Pirmasis kėlinys 1-1. Antrame kėliny labai aktyvus kairysis sparninis Juška. Jis saugo net dviese. Priešininkas žaidžia sutankintą gynybą. Svetimoje aikštėje gera ir lygiosios. O mūsiškiams eina 66 minutė. Ji ir buvo lemtinga. Kamuolys pas Jušką. Įvartis. Štai dėl šitos minutės ir susirinko į savo šventę futbolo sirgaliai.